Nu tai kas yra laimė? Jau pradedat, ponai, ar ne? Taigi per televiziją, kas dar žiūri? Televizorių, mato daug laidų, ir pasrūta tokia laida yra, ir daug laidelių dar tokių, dabar labai daug priviso, kur kalba apie laimę ir apie tas pupytes visokiausias, apie tos turinčius visko daug. Jie taip skaito, būdami laimingi, staiga kažkokiu laikotarpiu atsiranda jų nesėkmės. Tada toks keistas dalykas, jie šito pabrėžia laimę prieš tai, prieš nesėkmės. Atrodo, tai laimė yra teisingas suformavimas požiūrio į pasaulį, į gyvenimą. Čia ne taip paprasta. Čia pats didžiausias, kaip sakomas, institutas pirminį ryšį pagauti, ko tu čia atėjai į šitą pasaulį. Kažkodėl kitose šalyse, pavyzdžiui, ten, kur nepriteklis, vaikai laksto nepavalgę pilnai, kaip mes čia prižiūrim, kad čia vienas prie vieno būtų, kaip sakant, ir pietus, ir ten vakarienė, ir rytai, viskas ten, kaip sakant, pamaitinti, permaitinti. Ir gaunas toks dalykas, kad ten jie daugiau tuose šalyse, kur alkani, daugiau papasakotų, 100% duodu, papasakotų apie laimę, kas tai yra. Bet šituose šalyse, Europoje, labai mažai kas, Amerikoje, to labiau, labai mažai kas papasakotų apie tą, kas tai yra laimė. Kaip galima apibūdinti tą laimę, kad žmogui paprastai būtų suprasti. Nes vieni renka ten turtus, vieni pinigus, ten kuo daugiau visko ir nori būti laimingi. Čia gaunasi, aš aiškinu, čia sakau nelaimė. Čia tų žmonių degraduotas požiūris visai nukrypo į kitą pusę, ne į tikrą, į sintetinį pasaulį, į sintetinį gyvenimą. Ten nėra žmoniškumo, absoliučiai, jie to žodžio nežino, verslas tai verslas, o žmoniškumo ten nėra. Man užduoda klausimą, tai kaip šiagi konkurencija, jeigu aš nedarysiu taip, negudrausiu, tai aš būsiu, kaip sakant, ne pirmas. Aš tada visą laiką sakau, tai ne pirmas, bet pinigų taigi turėsi. Perteklio nebus, jo nebus perteklio. Bet žiūrėk, ką tu turėsi, ką jis negaus, tai ką tu turėsi. Pirmas dalykas, pas tave, tu pavyzdžiui darbdavys, pas tave yra darbuotojai. Pagarba darbuotojams, jie tau uždirba, ne tu uždirbi. Kiek bebūtum tu baigęs, kiek bebūtum tu turėjęs pinigų, ne tu uždirbi. Be žmonių pinigai niekas ir be žmonių prasmės nėra. Tai reiškia, pagarba žmogui, reiškia, žmogaus savybių daugiau turi turėti darbdavys. Kad pagarba būtų jam. Tai vis jie skundžiasi, mus nemyli, vargšeliai šitie darbdaviai. Tai nebūkit gobšus. Dalinkitės. Jeigu pakilo kažkoks, kaip sakant, darbo našumas, kaip pažadėjo žmogui atėjo į darbą, tai nelauk, kol jis ten baiminasi, kad tu jį, kaip sakant, iš darbo po biškį neatleistum, taip tiesiai išviesi, bet taip jau akį užmesi, kad tu jau per daug čia prašai, tai ieškosiu kokio nors atėjūno, kuris neprašo, kuris patenkintas, kiek duosiu, kaip tai vykštai, tiek ir bus patenkintas. Tai esmė tame, pagarba visuose moksluose, institutuose, visuose aukštosiuose, ko nėra. Pagarbo žmogui numeris 1. Tai čia mokosi, būsiu tas, būsiu, kaip sakant, verslininkas, būsiu to. Sakau, bet ten nieko nėra nekalbėta, tugi ne su robotais kalbėsi, tu su žmonėmis kalbėsi. Nuo to laimė ir atsiranda, kad aplinkui supa laimingi žmonės.
Tai formuokit laimę visiems. Po vieną negalima formuoti.